Pirmiausia, apsilankykime Vilniaus privačioje gimnazijoje, kur šiais metais beveik 30 dvyliktokų ruošiasi abitūros egzaminams. Paklauskime jų pačių, ar paskutiniais mokslo metais jie jaučia įtampą. Iš tiesų, tai gal didžiausia įtampa buvo rugsėjo 3 dieną, kai atėjome į mokyklas ir prasidėjo tos pamokos ir visų dalykų mokytojai tik šnekėjo apie egzaminus ir kaip reiks šiais metais mokytis, visas sąlygas tų egzaminų, kiek žmonių išlaikė, kiek neišlaikė, kaip kuriems sekėsi. Dar paminėdavo, kad vieni gerai mokės, ten blogai išlaikė egzaminus, kiti gerai mokės. Ir toksai atrodo, kad nesi garantuotas tuom, ar tu net ir gerai mokydamasis gerai išlaikysi egzaminus. Ir toks kaip ir sukėlė truputį streso, toks pergyvenimas dėl visų metų ateinančių. Stresą tikrai jaučiu, primena tą ir mokytojai, ir tėveliams svarbu, ir pačiam savo norisi įrodyti, kad tie 12 tavo metų nenuėjo veltui. Iš tikrųjų trūksta miego, nes ir miegas, aišku, yra labai svarbu, mums svarbu pailsėti prieš tus pačius egzaminus, kontrolinius. Ir kadangi yra tas namų darbų perteklius, spaudžia mokytojai, jiems svarbu, kad mes gerai išlaikytume, mums patiems yra svarbu tuos egzaminus gerai išlaikyti ir jiems pasiruošti, todėl visgi daugiau dirbame, daugiau skaitome, daugiau stengiamės padaryti ir dirbame ganėtinai ilgai, todėl to miego ir trūksta. Viskas prasideda nuo miego stokos. Ir dėl nuovargio, ir galvas skauda. Ir man asmeniškai tada jaučiu dar didesnį stresą, nes žinau, kad, tarkim, noriu eiti miegoti, bet negaliu ir tada man, pavyzdžiui, asmeniškai pradeda skaudėti skrandį. Vilniaus privačios gimnazijos psichologė Rasa Šimkonienė abiturientų tėvams ir mokytojams patarė nedidinti nerimo, negąsdinti, o pastiprinti ir nuraminti paauglį. Labai svarbu nekeisti jo dienotvarkės, stabilumas užtikrina saugumą, bet to 12-tokas susiplanuoti laiką gali pats. Jaunu žmogumi reikia pasitikėti, duoti laiko jam pailsėti, kad užtektų jėgų, kad jis neperdegtų prieš abitūros egzaminus. O dabar keliaukime pas medikus, tiksliau į Vilniaus Žvėryno odontologijos kliniką. Čia besidarbuojantieji su abiturientų sveikatos sutrikimais susiduria ir kaip specialistai, ir kaip tėvai. Prie streso, prie įtampos generavimo, manau, prisideda ir nestabili mūsų švietimo sistema, nuolat besikeičiančios programos, nuolat besikeičiantys privalomi abitūros egzaminai, kai būsimas abiturientas arba esamas nežino, kokius egzaminus reikės laikyti. Kai vyksta nuolatinės diskusijos, tas tikrai tą stresą įtampą didina ir sprendžiant iš asmeninės patirties. Dukrai teko laikyti 2 egzaminus, labai atsakingus egzaminus, tai biologija ir chemija su 1 dienos pauze, pertrauka. Tai tikrai tą stresą padidino ir manau ne vienam. Abiturientų įtampą didina ir sveikatos pokyčių sukelia sutrikęs darbo ir poilsio režimas, ilgas sėdėjimas prie knygų, kompiuterio, nepatogia ir netaisyklinga poza, sulinkus, susikūprinus, tarsi sustingus, kartais užmirštant net pavalgyti ar išeiti prasiblaškyti gryname ore. Dėl to gali jiems įsivystyti skausmas, spazmas, galvą laikančių, sukančių raumenų grupėje ir vystytis tam tikros problemos. Tokie paaugliai dažnai būna pervargę, dirglus, jų šaltos galūnės, kvėpavimas yra paviršinis, krūtininis, nepakankamas įsotinimas deguonimi ir čia gali atsėlinti negeri dalykai. Tai yra kramtymo raumenyno, veido raumenyno, skausmai, spazmai. Tai vadinamieji miofascialiniai skausmai, kurių priežastis glūdi vienoje kūno vietoje, o plinta jie kitoje. Pavyzdžiui, spazmuojant sprando, kaklo ar kramtymo raumenims skaudėti gali smilkinį, galvą, dantis ar akis. Raumenynų skausmai sukelia mums skausmingą kramtymą, diskomfortą. Paprastai jaunuolis nesupranta, kas vyksta. Tas skausmingumas, kramtymo raumenų nuovargis, skausmingumas gali būti didesnis ryte atsikėlus.
tai yra signalas tokio dalyko, kad galbūt naktį jisai sukanda stipriai dantimis arba jais netgi griežia. Tai yra vadinamas parafunkcinis įprotis, kai kur galima rasti pavadinimą bruksizmas. Tai irgi yra vienas iš faktorių, yra stresas, patiriamas stresas. Kai raumens skausmas trunka ilgiau, šis spazmuoja, gali sutrikti žandikaulio funkcija. Moksleivis gali imtis skųstis, kad išsižioti kartais darosi sunkiau, kartais lengviau, skauda raumenis, šie pavargę. Tai požymis, kad paauglys pervargęs ir jam reikia keisti dienos ritmą, įpročius. Viskas, kas užtrunka bent pusę metų, gali gauti tokį negerą dalyką, kad pašalinus priežastį, pašalinus dirgiklį stresą, mums vis tiek išliks tie patys simptomai. Kaipgi padėti paaugliui? Pirmiausia, reaguoti turi pats žmogus, keisdamas savo įpročius, mitybą, skirdamas laiko atsipalaidavimui ir poilsiui. Derėtų kontroliuoti savo viso kūno, taip pat žandikaulio padėtį, ar ne per daug sukasti dantys, ar nėra įtampos liežuvio ir lūpų srityje. Kartais verta kreiptis pagalbos ir į specialistus – psichologą, kineziterapeutą, gydytojo odontologą. Jeigu jaunuolis skundžiasi skausmais raumenyno, kramtymo raumenyno, galvos skausmais iš ryto, jaučia nuovargį, tai yra požymis, kad jisai stipriai sukanda dantimis naktį. Mes galime jiems padaryti specialų prietaisą, kapą, kuris saugotų moksleivių dantis nuo jo mechaninio pažeidimo, dėvėjimosi ir atpalaiduotų kramtymo raumenyną. Įtariant naktinį stiprų sukandimą ar dantų griežimą, esant sąnario traškesiams, būtina kreiptis į gydytoją odontologą. Nereikėtų piktnaudžiauti kramtomąją gumą. Kramtyti ją galima tik kelias minutės po valgio. O geriausia pagalba – paties paciento pastangos, tėvų ir mokytojų palaikymas bei supratimas.